Pabendrauti mokslinėje aplinkoje, pasidalinti idėjomis ir naudingai praleisti laiką studentus Klaipėdos universitete praėjusią savaitę kvietė net 3 mokslinės konferencijos. Šį kartą studentai iš visos Lietuvos buvo pakviesti į Klaipėdos universitetą daugiau sužinoti apie rekreacijos ir turizmo plėtrą Lietuvoje, reabilitacijos ir sveikatos srities naujoves, susipažinti su jaunųjų tyrėjų pasiekimais chemijos ir cheminės technologijos srityse. Konferencijos rekreacijos ir turizmo plėtra Lietuvoje tikslas, anot organizatorių, yra ne tik pabendrauti ir pasidalyti idėjomis, bet ir padiskutuoti apie kylančias rekreacijos ir turizmo plėtros problemas. Konferencijos tikslas yra suburti jaunuosius mokslininkus ir vyresnius mokslininkus taip pat ir aptarti turizmo plėtros problemas Lietuvoje, nes iš tiesų nacionalinių konferencijų Lietuvoje turizmo tema mes neturime. Turizmo departamentas organizuoja dažniausia tarptautinės, dažniausia su kviestiniais lektoriais, bet kad mes savo viduje rinkoje apsitartume problematiką, nusistatytumėm, pasidiskutuotumėm kryptis plėtros, tai šitokio dalyko nėra, mes ko gero vieninteliai beveik, kurie organizuojame nacionalinės konferencijas turizmo Lietuvoje. Konferencijos rekreacijos ir turizmo plėtra Lietuvoje dalyviai daug sužinojo apie studijuojamą specialybę, darbo galimybės baigus studijas ir diskutavo jiems rūpimais klausimais. Pati turizmo industrija yra ganėtinai plati, apima tikrai labai daug, tai visų pirma sužinoti apskritai, kas joje vyksta, kokie pokyčiai, kokios naujovės, tendencijos ir panašiai. Jeigu žiūrėti į šią konferenciją iš 2 dalių, tai pirmą jau paminėjau, antroji tai yra daugiau orientuota į praktinę pusę, tai yra į studentų praktikų organizavimą, į studentų galbūt įsidarbinimą patį, ieškant, pabaigus studijas darbą, kokie yra keliami reikalavimai, kokių kompetencijų reikia turėti, galų gale kokios sąlygos yra ir panašiai. Tai iš esmės yra ir teorija, ir praktika. Visų pirmiausia, kaip organizatorė galėčiau pasakyti, kad šis konferencija mums yra svarbi, nes mes patys ją organizuojame, mes mokomės, stebime visą darbą, matome visus aspektus, kokios yra sunkumai organizuojant viską. O studentam, kurie ateis į šią konferenciją, tikimės, kad bus jį naudinga tuo, jog jie galės sužinoti, kokios yra darbo galimybės, kuo ši specialybė yra ypatinga, ką jie galės veikti galų gale gyvenime, nes dauguma prieš stodami į rekreacijos ir turizmo studijas net nežino, ką jie galėtų veikti gyvenime. Iš tiesų šiandien bus labai daug žmonių, kurie apskritai pirmą kartą savo gyvenime skaitys pranešimą nacionaliniai konferencijoje, ne tik savo draugams, bet ir žmonėm atvažiavusiem iš kitų savivaldybių, iš Pajūrio regiono savivaldybių. Ir manau, kad tai jiems bus labai reikšminga patirtis. Galų gale turės galimybę padiskutuoti ir su dėstytojais, ir su praktikais, profesionalais, tais klausimais, kurie jiems rūpi. Studentų mokslinių konferencijų maratoną Klaipėdos universitete tęsė jubiliejinė respublikinė reabilitacijos krypties jaunųjų tyrėjų konferencija 2012, kuri Klaipėdos universitete buvo organizuojama jau 5. kartą. Šioje konferencijoje studentai rinkosi ne tik iš Lietuvos, bet ir iš kitų šalių, tam, kad susipažintų vieni su kitais ir dalintųsi savo darbų rezultatais. Jaunųjų tyrėjų konferencija yra reikalinga tam, kad studentai pirmiausiai pažintų vienas kitą iš įvairių institucijų, kadangi suvažiuoja ir iš Vilniaus, ir iš Klaipėdos būna, iš Šiaulių, iš Kaliningrado, iš Rumunijos turim, iš Laplandijos. Tai čia būtų vienas tikslas. O kitas tikslas yra labai svarbus. Čia daugiau ir edukacinė pusė išeitų, kad jie mokėtų apibendrinti savo darbo rezultatus ir juos pristatyti kolektyvui. Ir tai turbūt yra pats svarbiausias dalykas. 5. reabilitacijos krypties konferencija buvo išskirtinė savo darbų branda, kylančių idėjų gausa, parodomis. Akivaizdu, kad 5. kartą vykusi konferencija sulaukė vis daugiau dėmesio, o jos nauda dalyviams įvairiapusė. Labai gerai padeda dalintis žiniom ir patirtim, nes tarkim labai skirtingos studijų programos yra netgi Lietuvoje tarp skirtingų universitetų ir vieni tą moko, kiti tą, tai įdomu pasižiūrėti, kur įdomiau, kur geriau. Šios konferencijos yra naudingos tuo, kad daug studentų suvažiuoja į vieną vietą, jie gali bendrauti, pasidalinti savo žiniomis ir taip pat pristatyti savo pranešimus ir sudominti visus. Šita mūsų konferencija ir ta tradicija ruošti tą konferenciją yra tokia daugiaplanė. Ir aišku, tai yra ir organizaciniai yra sudėtinga labai ir kiekvieną kartą mes išleidžiam ir medžiagą, kaip pastebėjot.
bet galvojam, kad tai yra verta. Mūsų kolektyvas skaito, kad tai yra reikalinga labai. Dar viena studentų mokslinė konferencija Chemija ir cheminė technologija 2012 vyko Klaipėdos universiteto jūrų technikos fakultete. Tai respublikinė konferencija, turinti ilgametes tradicijas. Kasmet garbė organizuoti šią konferenciją atitenka vis kitam Lietuvos universitetui. Konferencijoje siekiama dalintis patyrimu ir darbų rezultatais. Konferencija Chemija ir cheminė technologija dalyvauja Respublikos aukštųjų universitetų studentai. Tai yra pirmi jų žingsniai moksliniai savo rezultatų, pademonstravimo, patyrimų pasidalinimų. Ir tas pasidalijimas nėra toks vietinis, yra šalies mastu. Šiemetinės konferencijos cheminė ir cheminė technologija tematika pasipildė aplinkos inžinerijos ir jūrinės tematikos klausimais, kurie buvo nagrinėjami kartu ir atskirai. Jauniesiems mokslininkams atlikti tyrimus padėjo ir verslininkai. Konferenciją Chemija ir cheminė technologija parėmė Orlen Lietuva, akcinė bendrovė Lietuvos dujos ir uždaroji akcinė bendrovė ARM Gate. Jų padedami dalyviai konferencijoje ieškoja ne tik galimybės parodyti savo darbus ar įgauti idėjų, bet ir išbandyti save mokslinėse konferencijose. Aišku, kažko sužinoti naują, tiek savo specialybėje, kadangi bus pranešimų susijusių su mano specialybė ir iš tiesiog kitų laukų. O taip, aišku, su bendraminčių susirasti, kaip ir visur. Pats atvažiavau čia pirmą kartą ir prieš savaitę dalyvavau Kaune, irgi mokslinėje konferencijoje ir tiesiog pradėjau tokį mini maratoną tų konferencijų ir tiesiog buvo įdomu save išbandyti. Ar aš galiu dalyvauti normalioj moksliniai, ta prasme, iš pradžių konferencijai. Studentų konferencija, tai jau, sakykime, pas mus universitete jau vyko ne pirmą kartą, ten nuolatos dalyvauju, o čia norėjęs kažkur nuvažiuoti toliau, norėjęs pamatyti, kaip vyksta konferencijos kitose aukštosiuose ir, sakykime, parodyti savo veiklą, savo darbą. Visos 3 studentų mokslinės konferencijos Klaipėdos universitete sulaukė didžiulio studentų susidomėjimo. Jose dalyvavę studentai ne tik susipažino su kolegomis iš skirtingų mokslo įstaigų, bet ir gavo begalę naujų idėjų moksliniams darbams.